Ar dirbtiniai saldikliai yra gerai ar ne, dar iki galo neišsiaiškiname. Argumentai už yra, aišku, skonis tas pats, bet mažiau kalorijų. Bet argumentų prieš yra ne vienas. Daugiau kalba apie tai, kad ne vien vertė kalorijam yra svarbi, organizmas vis tiek reaguoja į saldiklius kaip į saldų maistą, išskiria insuliną, o kartais aiškiai neinterpretuoja, kokia čia medžiaga ir reaguoja dar intensyviau negu kad į paprastą cukrų. Štai vienas tyrimas apie tai iš prieš stovyklos. Tyrimo dalyviai ragavo vandens, eritritolio, sukralozės ir sacharozės tirpalų. Jų tarpe eritritolius ir sukralozė yra dirbtiniai saldikliai, o sacharozė yra natūralus cukrus, įprastinis. Funkcinio magnetinio rezonanso būdu buvo matuojamas smegenų aktyvumas, o patys dalyviai tuo pat metu turėjo subjektyviai įvertinti, kiek jiems šis tirpalas patinka. Tai subjektyvus sacharozės, to paprasto cukraus ir sukralozės vertinimas buvo aukštesnis už eritritolio, vadinasi, eritritolis patiko mažiau. Smegenų aktyvumas į visus saldiklius buvo maždaug vienodas. Ir smegenų aktyvumo ir subjektyvaus vertinimo rezultatuose pastebėta reikšmingų skirtumų tarp atskirų tyrimo dalyvių. Vadinasi, šiame tyrime dar nenustatėm, kas lemia vienokią ar kitokią reakciją. Bet moralas čia toks. Net jeigu dalis smegenų sako, man vienodai rodo, saldu yra saldu, tai kita smegenų dalis sako, ne, čia visai ne tas pats. Ir kokias tolimesnės reakcijas tai sukelia organizme, dar tikrai verta tirti ir analizuoti. Todėl negalima žiūrėti tik siaurai į kalorijų kiekį, nes mūsų organizmas šią chemiją tikrai interpretuoja gerokai plačiau. Tikiuosi ir ramybės.